Man atrodo, visko neįdirbis dar, tu gali būti ir bet kokiam giliam kaime, jeigu tu verti skanius cepelins, vis tik pastais atvažiuos. Tai dits motociklus vieto su galinį ratą ir varom tol, kol susprogs padangų. Jėzau, kaip negaila tų padangų jums. Kiti klaus, kuo tu sieki, ar tu čia išpopuliarėti nori, kodėl tu čia dara, tai ten tas klausimas mūsų diskusija ir baigės. Tai labas, Tadai. Labas. Labai džiugu, kad rada laiką ateit pas mūsų studiją ir žinau, kad esi užsiėmęs žmogus ir tu nesijaudink, nes aš dar jaudinsiu daugiau. Tai pirmiausia, pirms pats klausimas man kyla apie ton taip dabar visur sklindo bikerių suvažiavimą. Aš pristatysiu gal tą atvirkščiai vėliau, bet papasakok, iš kur kyla tau ta mintis daryti ton renginį ir kada kyla? Prieš 3 metus čia kėlė ta mintis atėjo iki automatiškai. Tai čia tau kažkokia meilė buvo, tu pats turi motociklą, kaip papasakok? Aš jaunumo žudėjau motociklas visą laiką pats. Ir ta mintis tai to, iki ekspromptinį, tiesiog daug metų aš pragyvenau Airijoje, grįžau į Lietuvą ir kažkaip, norėjau tokią bendruomenę atrasti, suburti tų bendruomenių, tų klubų į daug čia Lietuvoje. Tai aš nesitaikau čia į klubus ar į kažkokius konkrečią bendruomenės, bet tiesiog norėjau žemaitės suburti ir gal atrasti naujų žmonių, naujų draugų, kas susijęs su motosportu. Pats važinėjai su motociklu irgi gan seniai, žmona visą laiką kartu nuvažiavai, tai ir taip ir gimta mintis. Antrinį tai buvo tokia mintis pasireklamuoti savo verslo centrą. Čia padarysim, automatiškai kelišimtas žmonių suvažiaus, turėsim akių ir ton sklaidų. Tai po pirmą renginį buvo gal apie 1000 žmonių. O prieš kiek metų čia buvo? Prieš 3 metų. Prieš 3 metus. Ten gal apie 1000 žmonių suvažiavo, sakau, wow, nieks nesitikėjo, tiesiog galvojom mytą padaryti, galvos viskas į tokį renginuką net na fain. Antras metas jau kartelę, aišku, iškėlė, tai praeitas metas turėjom ir polarizuoti stiklų koncertą, ir kaskadininkų pasirodymą, ir batutą, ir maistį. Aš atsiprašau, pertrauks, aš praeitas metas buvau, papulė visišką netyčią ir vau, galvoju, ir dar tos klaidos nebuvo daug, iš lūpų išgirdau rekomendacijų, galvoju, ką aš čia plungė, bet ten buvo visokių įvairiausių dalykų įdomių. Tai ir šiemet įsivaizduom bus dar didesnis. Šiemet tai jau tikrai laukiam svečių iš Lenkijos, bus profesionalus kaskadininkas su tramplinas. Wow. Dar vienas nakties sutas atvažiuoja iš Trakų, irgi ten savo kaskadinį programą. Taip pat irgi maitiniams, vestėjai, pramogų irgi visokie kreipas, tai norimės jau pas jūs į renginį. Pirmas metas aš iškojau, kas atvažiuot, dabar jau patys prašus. Tai gavus tą sklaidą, pat pirmin mintis reklamą tavo verslo tam? Jo. Gavus. Taip, gavus. Iš tikrųjų užauginom nemažą būrį, per tuos 3 metus, sakykime, jau ir virš 3000 sekėjų. Tai skaitau, kad tikrai pavyks reikals ir gal nekeikai tuos socialinius tinklus tas atsivyrė, bet žmonės žino jau, nes tas verslo centras įganėtina toliai nuo Plungės centro. Ir Pramonės gatvė. Pramonės prospektai. Taip, kit plungiškai nežino, kad ten kas ten jau po tokių visokių renginų, tai jau. Tai dabar galimėt pritajus. Aš pradėjau atvirkščiai, bet matyt jaudulys veik, atsiprašau. Tai šiandien Tadas Mackevičius pas mus, tai verslininkas, aktyvistas, organizatorius ir dar žinau, kad dalyvauja aktyvę smulkiojo verslo asociacijų ir turi ton verslo centrą, kuris rundas Pramonės prospekte. Tai kas ten apie ton verslo centrą papasakok, nes aš kiek įsivaizduoju, ten ir keletas skirtingų verslų viename. Būtent. Aha, gal gali plačiau. Pirmieji mintis buvo tokie padaryti traukos tašką Plungėje, kad mes jau smulkiai verslo asociacijų esam ganėtina seniai, 7 gal metą. Ir norėjau tokį smulkių bendruomenį padaryti. Tai pas mūsų turėjom ir grožių salonų, ir nagistą, ir architekts, automobilių pardavimą, ir keramiks užsiimam anglų kalbos studiją. Wow, labai skirtingi. Skirtingi spektrai, ir parduotuvė, ir internetinis spiečius pas mumis įsikūręs, ir labai fainė, irgi didelį bendruomenį pritrauk. Tai ir vis tas ganėtina nebloga pavyko, dar planus yra 3 aukštą turėjom laisvą.
Tai ten planavau šias metas, bet nežinau, ar pavyks ar ne atidaryti vaikų žaidimų kambarį. Tokį jau, kur būtum rimtesnis ir tėvams, ir vaikams, kad nebūtum tik kad įleidai vaką ir tėtis sėdi kažkur kampelį. Tai toks, kad būtų užimtoms. Ir mes įgyvendintume bes tam projektą. 3 aukštą ir, pirmi 2 aukštą yra užimti jau. Nu, ir dar minties yra padaryti maitinėm įstaigą. Wow. Nu, dienos pietus, nes ganėtina tas pramonės rajonas stipriai plėtos ir atsigaivin. Tai manau, kad turėjom tikrą gerą nišą ten. Tai labai gerai idėja. Didesnius miestus jau tas daug seniau vyksta, iš tikrųjų, mažesnius miestus gal mes vėliau pradedam, bet tu nepabijoji, kadangi ir pats saka, čia nėra mieste pačiam centre, nepabijoji tos lokacijas, ar drąsiai žengė su mintim, kad pritrauksi visko. Kažką, nu, iš pradžių, aišku, buvau tas toks, žinai, kažkur esam toliai, bet man atrodo, visko neįdirbis dar, tu gali būti ir bet kokiam giliam kaime, jeigu tu verti skanius cepelins, vis tik pastais atvažiuos. Tai ten irgi tas pats, įdirbis daug ir su savivaldybė tikrai labai glaudė bendraujam ir turėjom gerus kontaktus. Tai gal projektas kažkoks nėra? Jo, dabar ant žaidimų kambarį bandau ir socialinį verslą atidarėm, įgavom socialinį verslą status, kaip aš kad ne tik žaidimų kambarys būtum kaip komercinis, pramoginis toks, bet būtų ir edukacijas, ir užsiėmimą, ir atsižvelgti ir į socialinį status turint šeimas. Tai va tokį labiau visuomeniškumą. Super, a tu čia viens visko dar sugalvo, iš kur tu idėjų tokių gauni, ar turi palaikym kažkokį komandą ar kartu? Visas mūsų, visa veikla yra, tai tik tas statybinė organizacija, tik verslo centrus, vėl kartu su broliu Jonu. Brolis Jonas yra Islandijoje dabar, ten turėjom atskirą dar statybinio įmonę. Tai aš čia ant ten taip ir dalinamės su tos mintis, tai kai ir toks didelis patalps, kai toks didelis erdvis, tai tu kažkaip ir turi išnaudoji, tai automatiškai ir gaudo toks, žinai. O tai dabar grįžkim prie tavo verslinį pasaulį, tu su broliu kartu turi statybinį įmonę ir Lietuvoje filialas ir užsienyje. Ne to, kad filialas Lietuvoje turėjom UAB Statūnas, statybos darbą, o Islandijoje yra TJ Verktakar, TJ kaip jau automatiškai nuvardu. Ir ten irgi statybos, vasarname, šiaip bendrinė visi statybos darba. Ir tu gyvenai Islandijoje pats, ne? Ir... Gyventi nesu taip, kad deklaravęs gyventi, bet išvažinėdavau irgi nemažai. Tai gal turi kažkokios patirties pasidalinti, papasakoti, nes labai irgi aktualu visiems ir išgirsti, kaip vat ypatingai esi kitur da gyvensi, ne? Esu Airijoje gyventi. Airijoje, kiek metų esi gyvensi? 13. O čia pagavau, labai įdomu, kaip žmonės po daug metų visgi grįžti į Lietuvą, grįžti į savo miestą, iš Plungės, ne kiek žinovės. Ir po 13 metų čia ir iššūkis, ir adaptacija greičiausiai vyko, ir kaip tu sugalvoji sugrįžti? Nu, sugrįžėms tai toks praktiškai privertė aplinkybės, jau turėjom 2 sūnus šeimo, tai vaikam buvo 7, atrodo, metai ir 7-8 kažkas tokio amžiaus buvau, tai arba ten, arba į grįžtinumai, tai visuomet norėjusi tos namus grįžti, ką bebūtų, čia tas savas kvaps ir bus. Tai taip ir nusprendėm, tiesiog, sakom, arba pasiliktam Airijoje, arba grįžtam visam į Lietuvą. Parvažiavom čia, pradėjom tus darbus. Brolis daug metų, kiek aš praktiškai išgyvenau Airijoje, Jonas išgyvena Islandijoje. Tai ten irgi ryšelė geri su ta Islandija. Tai pradėjom vėl ten statybinį veiklą, ten prikabinti. Ir taip automatiškai ir išsiplėtėm per visą. Tai remontį savo patirtim kvieti grįžti lietuvius, nerekomenduoju. Kaip tas sunkiai buvo? Ta adaptacija, ne, man asmeniškai ne, aš galiu gatvėje prieiti žmogaus ir šnekėtis, gal vaikams irgi ganėtina neblogas sekės, mes ten Lietuvoj mokyklėlį lankėm, tai čia parvažiauti, jokių ten atsilikimų klasių, toliau žygiavo į mokslus ir dabar jau vyresnys šitą baigi 12. Tai ir viskas puikiai, ta adaptacija, nežinau, tikriausiai ta rauka ir vis tiek šeimos narė čia, giminės čia, draugas seni čia, gimtėnė čia. Ir ta adaptacija to, kad išvažiuoji kažkur kitur gyventi, vat gal ten sudėtingesnė adaptacija. Kalbą moki,
veita, žina, supranti, kur esi, kur kreiptis, tai ta adaptacija, manau, man tai tikrai nebuvo sudėtinga. Tai kvietam vis sugrįžti, kas da galvojate, tai kvietam. Lengva, viskas adaptuonas iki problemų. Aišku, savam kraštį, aš dabar geras pavyzdys ir va darbį turėjom daug iš trečiųjų šalių atvažiavę. Ir matos žmonės... Čia atsiprašau, statybų sferų, ne? Jo. Ir, matos, žmonės, aišku, bando įsikabinti, bando įsikorti, pritapti visko, bet tai vis tai, ką yra ir įprotė, ir paprotė kitokie, tai va, tai čia yra atvykėlė. Taip pat, kaip mes buvom atvykėlė kažkur, kažkada, tai labai sunkiai įtep, kad gyventum kito šalyje ir tu būtum lygiareikšmis, lygiavertis tos šalies gyventojus. Įstatymiška, viskas ok, tu pritampi, ten viskas gerai, bet pats visuomet jausi. Bent jau aš asmeniškai tikrai, nieko man nebūtum, gal 20 metų Amerikoje pragyventi, vis tik aš jaučiu, kad aš, lietuvis, ne amerikonas. Negautum akcentą. Pradėtum šnekėti. Airijoje, kai gyvenau, tai buvo toks vienas geras, kaip čia pavadinti, įvykis. Airis ir australas dirba. Ir aš. Ir tas airis su australu susilažina, kad aš esu airis. Nes man, kalba, tu akcentą turiu airiškas, aš tu airis esi. Tai vienas sako, kad aš airis, kit sako, ne, kažkoks atvykėlis. Tai ten jaukėmės iki nukritimo. Tai gera anglų kalba tau. O aš paklausti, tai kiek supratau, pas tavis įmonė dirba tų kitą taučią, ne? Ne, pas manęs įmonė nedirba, bet šiaip aš koncentruojuosi tokius komercinius objektus didesnius. Tai tenka darbuotis tokios statybų aikštelės, kur dirba ir 2, ir 300 žmonių. Kartu, ne? Jo, tai ir daug tų atvykėlių, tai bandom ir aš žinau vanų kailį, aš žinau vanų situacijai, tai tikrai banda palaikyti ir kad nesijaustų, bet ką bebūt. Jo, labai smagu iš tikrųjų girdėti, ką empatijai vadovaujas. Ir man toks asmeninis klausimas kirba, o koks tu esi pats kaip žmogus, nes mes klausam vis laiką žmonių savim kelias žodės apibūdinti, ar vertybėm pasidalinti. Kiek išdrįs, papasakok, koks esi. Jau matau, esi aktyvus, nenustykstonis, visokiai projektai, viskas, drąsus, kaip da savim apibūdinti? Jo, aš jau čia apibūdinčiau savim, kad aš per daug atiduodu savęs kitiems. Va. Aš savo nepasileiktų nieką ir ne automatiškai, bet te apgaunas, kad labai visuomeniškas žmogus, aš jautus atiduoti kažkam padaryti, kad ir tas motociklininkų suvažiavimas, visiškai nekomercinis reikalas, tiesiog daro iš idėjas. Čia sustabdys, čia labai gražiai iš tikrųjų, nes vis laik, aš ir klausiau prieš kamerą įjungiant, o kokia tau prasme, koks tikslas? Tai čia labai gražiai, kad iš altruistinį norą taip dara, iš tų savirealizacijas, tai faini. Aišku, tas vis turi pasiekmes ir laiką savo neleikti, laisvalaikį nėra, šeima dėmesį trūksta, tai čia, visuomet turi atrasti tom balansą, kas man sunku kas sekas. Tai laik susimastyti gal? Laik susimastyti ir kiekvieną vakarą atsigavus į lovą ir vis tai galvai, kažko dar nepadariau, ar dar tai... Bet kiti klaus, kuo tu sieki, ar tu čia išpopuliarėti nori, kodėl tu čia dara, tai ten tas klausimas mūsų diskusija ir baigas, aš nesuprantu tokių žmonių, kad klaus, ar tu nori išpopuliarėti, kodėl tu dara, tiesiog gal skers pasaulėžiūra ir požiūris. Aš mėgstu atiduoti, aš mėgstu suteikti kažkam tai džiaugsmą ar šypseną ar prisiminimus. Noriu tavęs paklausti, dar grįžtam prie šventis. Tu minėjai, kad vaikystės domėjęs tas motociklas ir tą meilį vis laiką, ne? Gal biškį išduoti žiūrovam, kas ten lauk, nes Praeitas metas aš mačiau ir kaskadininką, ir ten tas padangų deginimą, kaip ten vadinas, pataisyk manim, papasakok. Burnautas, o čia lietuviška, kaip čia... Padangų svilinimas, taip ir gaunas, kad stabdytis motociklus vieto su galiniu ratu ir varom tol, kol susprogs padangų. Jėzau, kaip negail, tų padangų jums. Jo, ir tam pašveisti. Aha, ir kas dar ten lauk? Užsienietė, sakė. Taip, šį metą iš Lenkijos atvažiavau 3 kaskadininką, profesionalus. Čia prieš porą metų buvom su šeima Varšuvo, didžiausia rytų Europos motociklų paroda. Tai ten aš ant užmačiau, pasiėmiau iš kart kontaktą, sakau, vien tikrai pas manęs keimeniai bus.
šoka įsibėgė su motokrosinės motociklas, šok per didžiulį tramplyną ir nusiledom toj pripučiam batutą. Renginys įspūdingas, tikrai aš pamačiau motokrosės matyti tokių dalykų, bet kad ant gatvės ir renginius tokius dalykus daryti, tai buvo wow. Šį metą tikrai bus įkom pasižiūrėti, taip pat, kaip ir minėjau, bus nakties siutas. Tas yra profesionalus kaskadininkas, kaip savam pristatė, regitros egzaminą išlaiko užrištom akim. Ir jums yra profesionalė, mokėn vairuoti profesionalė, tai kaip treneris. Ir atleik triuks, plus dar su dūmas ir su liepsnom mums ten pasisvaida, tai visko nenori išduoti. Bus įspūdinga. O grįžtant prie burnout sesijos, šį metą bus tikrai įspūdinga, dar ir ruošiame aparatą, tai bus ko pamatyti, pat ar pasilikti iki gal renginį. Būtina. Ir dar, kaip tu sakai, kaskadininkas šok ir batutą nusilėt, man automatiškai kyla klausimas dėl saugumo. Ir ne tik tuo metu renginį, bet aplama, gal tu turi kažkokių patarimų, ar esi gyvenim kažko patirs, sezonas prasideda, šilt sezonas lend, vis motociklas jau lauk, motrolerės, kaip tas saugoms, kur tu galėtum patarims pakomentuoti. Gal nekeik, čia būtum du patarimą, ir motociklininkams, bet ir mašinų vairuotojams. Mūsų sezonas ir tikrai trumpas. 3 mėnesiai, 4, dabar jau vilgėja, jau žiūršint sneigį, tebe jau pirdas leidė. Tai motociklininkų daugėja labai stipriai, vairavo mokyklas užsikešus, vien tik A kategorijai jaunims, merginos, šiemet, praeitmet, tai čia žiauriai populiarėtas reikalas. Aš pati vairuoju motrolerį, Senovišk tokį. Tai super, gausi atvažiuoti su savo. Nedrįstu, da. Išdrįsti. Tai dėl saugom tikrai reikia įvertinti. Aš pats esu apturėjęs irgi avarijai. Airijoje, kol gyvenau, dar turėjau sportinį motociklą, Bretva vadinamą. Tai toj kurioziškų situacijai išvažiuodavau irgi ganėtinai retą, kad orą ten šepsau, tas sezonas trumps. Su draugu važiavom irgi beprotišką, dar ten 20 gal metų man buvo. Bet visą situaciją buvau sustojus vos, ne prie sankryžų sustojau, nepraleidau manis, aš ten verčiaus per galvą. Ir per tokį įvykį, dabar tai viskas prieš akis. Gyvenimas pabėga. Tai per tokį, tai pakeičiau biškį tą motociklų tipą, dabar ir kelioninį labiau, tai jau nėra greit, mane užtenk tikrai. O svarbiausia dabar patogoms, saugoms, kad aš galėčiau gerą sustoti, kad galėčiau mašiną aplenkti ir kad būtų patogiai. Ir amžius nebe tas jau nebesinori susilenkus važiuoti. Bet tai, ko tu turiu meni, kad būtumėm visi dėmesingi, ne tik motociklų vairuotojai per ton sezoną, ne ir automobilių. Ir mašinų vairuotojai mūsų tikrai nemato. Žmonės pyks, susideda tas lempas ant motociklų, kad nebereikalans dėt, nes mūsų nemato. Motociklas yra daug mažesnis gabarits negu mašina ir jis daug vikresnis. Iš sankryžės stoji prie sankryžės, atrodo nieko nėra, už sekundės kažkas pravažiavo. Man sunkiai pamatyti, jis greičiau juda, tai mašinų vairuotojam irgi žinutė labai stipri, bet čia jau tik iš kelių policijais tom patį transliuojant. Dar plus, dar vieną atsitikimą atsiminiau. Prieš keletą metų aš važiavau į Islandiją su motociklu, su broliu kartą išvažiavom. Ir aš ten visą vasarą prabuvau ir tada atskrido žmona. Ir mes grįžinėjom į Lietuvą irgi su motociklu. Ir jau buvo spalį, jau ganėtinai tas sezonas į pabaigą tikrai. Ir ta kelionė palei Islandiją, ten palei kraštus važiuoju, palei pakrantes, viskas okei, vaizdą, gražus, viskas fainė. O kai reikia nuvažiuoti į keltą, turi pervažiuoti per kalną. Užkeliams ten nedidelis, gal kilometrus pusantro, bet užsikėlus ant to kalno, didelį distanciją yra viršūnį važiuoti. Vienintelis kels į keltą. Aš kelstu į ton kalną, man mašinas rodo. Galvoju, kas čia vyksta, kaip čia užkėlam ant to kalno, ten teiks sneigą. Tai, po biškį nupuškavom per ton kalną, viskas okei, ir prieš pat jau viskas, jau matau papėdis, jau serpantinas sakinėjęs. Ir iš priekį mašiną atvažiavo turistai, tai ten žiūrėjau vidurė gatvės, blaškos teisė į mumis ir priličiau stabdį ir atgulėjau su žmona, buvo čiuožom ant to sneigą.
Bet tie labai minkštą fainę nusileido. Tai aš norėjau klausti, ar susižeidėti. Ne, be traumų tikrai jau greit nebuvau, bet vis dėlto. Bet ir greičiausiai tu ir labai kokybiškus apdarus, ne? Kas be ko, mano būtų sūnus važiuojant, tai aš labai pykst, kad išvažiuojant be... Aš atsiprašau, esu jaunimą mačius ir su šortas, ant motorolį ir galvoju, Man viens toks... Mano buvo pamainos viršininkas Airijoje, kai gyvenau, ir jis irgi buvo motosportį labai giliai panėris. Jis man vis laik sakydavo, šį darbą atvažiuodavo irgi su džinsas, tik ta kožankė ir šalms. Tai sak tada, kad apvirsi, bus kova tarp tavęs ir asfaltą. Iš patirties galiu pasakyti, asfaltas visų aplaim. Tai žodė, įstrėgi iki dabar. Tai apsaugos, aišku, yra privalomas, bet jauniems adrenalins, dabar ypač įvaizdis ir vis tai. Tai gal kitą kartą, kitas metas tema tau kažkokia edukacija ar kažkokia mini stand apie saugumą jaunimo pakalbėti vairavimą. Jo, tokį renginį metu apie saugumą kalbėti. Gal pasakyti, būčiau nušvelts. Turėjom tikrą edukacinį renginį, kur Plungės miesto savivaldybė ir Lietuvos policijai darė čia prieš mėnesį. Čia skirti jaunimo buvo? Taip, buvo jaunimo skirti. Grina sukonkretins edukacinis apie saugų vairavimą. Ai, super, labai gera. Tai čia gal buvo labiau jaunimo skirts, o vyresnė karta tai nebeįskiepys. Jeigu jis vis gyvenime važiaus su sportiniu motociklu, tai jis įvažiaus ir ne ant 90 važiaus. Jeigu važiavo su kruiziniu, jis mėgaujas, kaip dabar man ateitas jau laiks, aš tikrai važiuoju, atsidarau šalmą ir kvapus gauda ir į mišką žiūri. Visai kitaip patirtis, negu kai važiuoti su mašina. Tai jo, man tai tikrai veža. Labai fainai. Ir aš dar monknėt tais paklausti, kadangi jis labai aktyvus ir versliai, ir visuomeniška. Mes visi matom to sėkmę, ne, sakom, matom, sės dabar sklaidai ir aktyvi. O gal pasidalinti su kažkokiu, ar kurioziniu, nežinau, praeitį įvykių, ar tų sunkių darbų. Papasakok biškį užkulis, tiek kiek gali, tiek kiek nori. Užkulisė. Nes vis mato tik jau viršūnį. Visi mato vyšnį ant torto, bet kiek ir darbai įdėta, kiek visur pastangų. Aš savo laiką jau tikrai neskaičiuoju, kaip ir minėjau, mano renginys, tas suvažiavimas visiškai nekomercinės tikslas. Pradžioje gal atrodė, kad pasireklamausiu ten savo verslo centrą, bet dabar ir toks grinas socialinis reikalas, kad atidodant tiesiog savo miestą, o dėl tos sėkmės istorijos, tai aš mąstau taip. Visi, ne visi, bet daug kas tikas tų rezultatų, žiūri, aišku, kas čia bus jo pasiekti, bet aš manau, tų rezultatų esmės pačios nesupras, jeigu procesas tais neveža. Jeigu tu darai kažko, tu mėgaujies tų procesų, tai tu apie rezultatą net negalvoji. Mums atės į praėjęs, niek nėra amžin. Bet jeigu tu mėgaujies, ko tu darai, tai čia ir tas rezultatas, čia ir tas sėkmės istorija, tu tik darai, kas tau patinka, kas iš tikrųjų junko tais gyvus, žinai. O kad tu padarysi, ten uždirbsi milijonų, nusipirksi Bugatti ar dar kažko, praeis 5 metų norėsi kitos mašinos, ar norėsi 2 milijonų, kur tas nuves. Čia tik auksinį, iš tikrųjų taisyklį išgirdau. Mėgautis procesas, čia tikrai. Ir pabaigai, noriu paklausti, gal nori kažkom patarti, ar Plungės žmonėm, ar jaunimu, ar motociklų mėgėjim, kas šauna į galvą, ko norėtum, ar palinkėti, ar tiesiog... Palinkėti. Pasikartos tikriausiai, tiesiog mėgautis tam, ko dara. Čia gali linkėti, net neprilinkėsi. Žmonės kuras savo kelią, vienam patinka vienokį veiklą, kitam kitokį. Čia nieko neprilinkėsi. Aš gal savo norėčiau palinkėti labiau. Prašau. Atrasti daugiau laik šeimą. Tikrai norėčiau to savo palinkėti. Žmonas žiūri tikriausiai savo kas. O visuomenė, tai visuomenė susitvarkys patys. Aš kiek galiu teiksais atiduodu, manau, kad šiaip dabar ta visa, ta žmoniai ganėtina atviri, bet ir tau pačiu tokiai užsidarėsi. Tai norėčiau irgi gal palinkėti tokį tikrą tų atvirumą, žinai.
taip pat ir su tom motociklininkų bendruomenėm, visokių tų kalbų, visokių velnių. Tai tiesiog sakau, hebra, jūs paprasčiau žiūrėkite gyvenim, nu tai susitinkam, pašnekam, vien kart, gal tiesiog pokalbis, kiek kartų, kokį renginį galim padaryti. Tai dėl to renginį ir kreipas organizacijas, kas čia vykst, kaip tu čia, kiek čia, kokį čia jūsų įstaiga ir kaip čia jūs tokius organizuojat. Renginių vedėja net iš Vilniaus skambina, ar gali man duoti kontaktų kažkokiu ar idėjų. Ar iš Klaipėdos, ne iš Vilniaus pažįstam skambina. Tai sakau, labai smagiai ir girdėti, žinai, kad netgi gali kažkam patarti, kur profesionalas užsijam tą veiklą. Tai palinkėjams toks, gyvenkite ir mėgaukitės per trumps ir tas gyvenims, kada kažkur švaistyti. Nu, labai gražiai, iš tikrųjų, pabaigėm. Ačiū tau, Tadai, už tavo laiką ir vairuokite saugiai. Būtina, vairuokite saugiai ir ne po vieną, o po du.